Jungtinių tautų ir PEFO sistema tiesioginė to žodžio prasme atkirtinėjo kūrą ir trąšas, kurios augina planetos maistą. Tada, kada kainos sprogs tiesiog, jungtinės tautos pasakys pasauliu, kad tai yra žmonių kaltė dėl, pavyzdžiui, klimato kaitos. Tai tam yra kuriama globalinė problema, kur tik vietinė globali vyriausybė gali sutaisyti šitą problemą, sutvarkyti. Ir tai yra depopulacijos galutinis žaidimas. Yra toks niuansas, kad vokiečių valstiečių kažkokia ten sąjunga, ar kaip ten vadinasi, ūkininkų sąjunga, yra PEFO partnerė. Yra toks niuansas, kad šitie visi protestai buvo pradėti organizuoti būtent jų, kad yra tikslas, yra teisūs tie, kurie sako, kad yra tikslas, reiškia, nutraukti tiekimo grandines, panaikinti prekes iš parduotuvių, sužlugdyti, kaip sakant, maisto tiekimą ir šitaip dar labiau sugriauti visas ekonomikas tam, kad būtų įvesti galima naująją pasaulio tvarką, CBDC ir visa kita. Taip, tai yra tiesa. Tai jau mes matėme su Kanados vilkikų, reiškia, protestais, bet kaip ir Kanados vilkikų protestai privertė Trudeau debiloidinę vyriausybę šiek tiek nusileisti su vakcinų mandatais, jeigu pamenat. Taip ir čia. Jie nepaskaičiavo, ką reiškia žmonių užsispyrimas ir žmonių suvokimas, kas iš tikrųjų darosi. Todėl tie, kurie sako, kad to neturėtų būti ir tai negalima leisti, ir kad tai, reiškia, yra blogai, jie neturi elementariaus supratimo apie tai, kad tai yra vienintelis kelias kažką iš vis pakeisti, todėl kad kitų atveju tikrai bus ir trąšos nutrauktos, aš nekalbu apie subsidijas, ten visos tuos klausimus, taip, tai yra viskas tvarko, yra tokie niuansai. Bet yra kiti niuansai, kad viskas ar taip yra žlugdoma. Ir žmonės pradėjo būsti šitam reikalui ir tikrai vis daugiau žmonių pradės priešintis būtent šitam niuansui. Šitos vyriausybės turi būti pašalintos. Aš pilnai palaikau Lietuvoje vykdomus protesto akcijas ūkininkų, tiek laužų deginimo, nesvarbu kokie ten būtų niuansai, kiek iš jų supranta, ką jie daro, kiek jie nesupranta, ką daro, tačiau tai turi būti daroma, turi būti priešinamas ir turi būti reiškiama valia. Ateina laikas, kai mes būsim visi priversti išreikšti savo valią, ateina laikas, kai mes nebesidėsim ant sofkučių ir kai mes kaimyną su kaimynu eisim į gatves, niekieno net nevarom. Aš nekviečiu nieko dalyvauti protestuoti, nekviečiu siūbuot valties, niekada nekviečiu ir nekviesiu. Bet ateis laikas, kai jūs patys suprasit, kad tai atėjo laikas ir mes turėsim visi, kaip sakant, suprasti ir daryti, ką reikia. Kitaip nebus. Kitaip mumis tikrai su ožio raga visus suries. Ir štai, kas vyksta Vokietijoje, tai yra labai gražus pavyzdys, kad, reiškia, tam ateina pabaiga. Olandijoje suveikė, Olandijoje pažiūrėkit, kokia vyriausybė dabar atsisėdo į postus. O po ko suveikė? O po milžiniškų, reiškia, šitų ūkininkų protestų. Tas pats bus Vokietijai. Taip bus žmonėms sunkiau, taip žmonės šluoja parduotuves lentynas sausai. Sausai nušluoja lentynas dabar maisto produktas, visi panikuoja, visi supranta, kad čia bus labai riesti dabar reikalai. Ir čia yra taip, sutinku, taip yra ir čia taip buvo ir suplanuota, dėl to ir buvo organizuota tai, bet jie nesukontroliuos to, ką jie pažadino. Ir tai ir dar kartą tai yra vienintelis kelias. Kito kelio nėra. Jeigu žmonės patys nepareikš savo valios, tai jie padarys viską iki galo, tai ką nori padaryti. Ir tai dabar vyks kuo toliau, tuo daugiau šalių. Mes matysime didžiulius žmonių judėjimus, pasipriešinimus ir kitaip nebus. Ir žmonės patys išsireikalaus, reiškia, teisingumo, kad tai atliktų statutiniai, pareigūnai, karininkai, kariai. Ateis prie viskas prie to, dar ponė su trečiu pasauliniu karu, tą, ką mes tuo ir pačiupinėsim tą tematiką, viskas sueis į vieną tašką, pagaliau. Kuo greičiau, tuo geriau, belieka palinkėti. Kuo greičiau, tuo geriau. Kuo greičiau visą tai išsijudins, kuo greičiau prasidės tikras virsmas, tuo greičiau mes pradėsime galbūt kapanotis. Nes mes dabar esam lėtai verdami kaip varlės puode. Iš mūsų yra atiminėjimas po truputėlį teisės, įvedinėjimo nauji ribojimai ir paskui paprasčiausiai nebeturės žmonės jėgų, kad priešintis. Dėja yra baisu, dėja yra va taip ir niekaip kitaip. Makronas pradėjo perstumdyti, reiškia, prancūzų kabinetą, premjerministrė Elizabeth Borne atsistatydino jinai, kaip sakant, kur čia buvo parašyta. O šiaip iš tikrųjų koks skirtumas, ar ne, dėl ko jinai atsistatydino, bet kokiu atveju Makrono visa vyriausybė yra niekšo vyriausybė, matant pagal tai, kas ten vyksta.
Ir antras dalykas, jeigu dar šita moteriškė gal kažkiek dar turėjo to proto ir buvo dar tradicinių pažiūrų, tai dabar prancūzų premjerministras naujas yra gėjus. Pirmas atviras gėjus. Reiškia, premjerministras Prancūzijoje, Makronas įkišo savo palankų žmogų. Ir mes dabar pradėsime matyti į posto statomus imbecilus, reiškia, visokius tokius iškrypelius ir netgi Dauno sindromą turinčius, reiškia, parlamentarus, pavyzdžiui, kaip kad šita Dauno sindromą turinti Ispanijos naujoji parlamentarė. Dauno sindromą turinti parlamentarė, mėlėjai. Man primena Minedą Lietuvoje, man primena kitus parazitinius, reiškia, organizmus, kuriuos aš matau grūdamus į valdžią. Jie yra patys patogiausi, jie nekvestionuos niekados kokius parašus ir kur reikia padėti. Dauno sindromas parlamentarė. Tiesiog trūksta žodžių apsakyti, ką aš jaučiu matydamas tokį marazmą. O štai Jungtinės tautos laikinai uždarė Ženevą savo štabą dėl lėšų trūkumo, skundžiasi, kad trūksta lėšų. Iki šiandien